Sveiki atpatavo žiūrovai. Šiandieną Kalnapilio arenoje vyko sidabrinė naktis. Pasižiūrėkime, kaip jie atrodė iš arčiau. Sidabrinė naktis tai yra mūsų 11 ir 12 šokių vakaras. Jie mokosi mokykloje šokio pamokose, išmoksta įvairių žingsniukų, mažoje salytėje, susispaudę. Ir tai yra pirmas išėjimas į didelę erdvę ir parodysim, ką išmokome mokykloje. Šiaip jiem yra tai įskaita. Ir aš, kaip sakau, ir kalboje pasakysiu, kad gimnazijoje laikas skaičiuojamas iki sidabrinės nakties ir po sidabrinės. Iki sidabrinės nakties baigėsi pirmas pusmetis, po sidabrinės prasideda antras. Ir vaikai labai laukia, šoka, treniruojasi ir, reiškia, ne tik tai aktų salė ir sporto salė, ir koridoriuose. Ir man visą laiką apima toks pasitenkinimo ir džiaugsmas, kai mokiniai pasibaigus pamokom neina namo, o koridoriuose derina žingsniukus. Aišku, mergaitės pamoko berniukus ir, aišku, jie jaudinasi. Ir jiem tai yra pirmas, 12-kam tai ne, bet 11-kam pirmas išėjimas į didelę sceną. Ir tai yra, kaip labai žavu, kad tiek daug vaikų mūsų gimnazijos šoks. Dalyvių pamatysim apie 300. Tai yra tie, kurie pasirinkę šokį gimnazijos 3-4 klasių. Ir čia jų yra atsiskaitimas. Pirmo pusmečio programos, pramoginis buitinis šokis, įvertinimas. Ar kokie žanrai bus? Kokio žanro šokiai? Taip, kadangi pirmą pusmetį pagal programą eina pramoginis buitinis šokis, tai jie atsiskaitys klasikinius ir standartinius, tai yra klasikinius ir Latino Amerikos šokius. Sidabrinė naktis yra kasmetinis renginys organizuojamas Juozo Balčikonio gimnazijos mokytojų ir mokinių. Jos gale visuomet yra išrenkami šokio aikštelės karalius ir karalienė. Tai jaučiuosi gerai, nėra, kad labai bijočiau, galbūt dėl to, kad esu mačius scenų tų, nes pati profesionaliai seniau šokau, bet šiaip viskas gerai. Būtent tokia publika galbūt ir tokia ir atmosfera ir apskritai renginys, man toks yra pirmas, tai galbūt tik dėl to. Visi kažkiek jaudinasi, turim po 2 pamokas į savaitę, kuriuose šokam ir turėjom netgi 5 masinės repeticijas, tai mes savaitgaliais rinkdavomės į mokyklą, kad tiesiog repetuoti šokius, žingsnius ir susišokti paroje. Iš tikrųjų jaučiuosi labai puikiai, esu labai nusiteikus šitam renginiui, vienas laukiamiausių renginių per visus metus, labai daug ruošiamės, tai esu tikrai gerai nusiteikusi. Tai iš tikrųjų kiekvieną savaitę turime po 2 šokių pamokas, tai mokėme šokius per jas, na, o po to atėjome anksčiau parepetuoti į mokyklą. Puikas, tikrai netikėta. Kaip sekėsi? Gerai, patenkinti tikrai esu. Tik šią savaitę sužinom, kad mes kartu šoksim. Aš iš viso turėjau su kitu šokų partneriu. Tikrai pavyko, stengiamės, visą savaitę šokom, bandėm kuo geriau pasirodyti ir manau pavyko. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos sidabrinėje naktyje įvėjimas nemokamas, o renginį vainikuoja masiniai šokiai, į kuriuos įsitraukti gali ir žiūrovai stebinti šį renginį.